Europos futbolo čempionate baigėsi B grupės kovos. Prieš trečiąjį turą vietą kitame etape jau buvo užsitikrinusi Ispanija, o prie jos paskutinę akimirką prisijungė Italijos rinktinė. Jis su Kroatijos rinktinė sužaidė lygiosiamis 1-1. Surinkę 4 taškus, italai užėmė antrą vietą B grupėje, kuri užtikrino kelialapį į kitą etapą. Panevėžio 7bet Lietkabelio klubas tęsia komplektaciją artėjančiam sezonui pagal Formulę 1+1 sudarytų sutartis su Gabrieliumi Maldūnu. Panevėžietis savo gimtojo miesto klube pradės jau 6-ąjį sezoną. JAV vykstančiame Copa America turnyre D grupės kovose brazilai sužaidė 0 lygiosiomis su Kosta Rikos rinktinė, o Kolumbija 2-1 įveikė Paragvajų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pralaimėjimu užbaigė trumpą kontrolinių rungtynių ciklą su Slovėnija. Kazio Maksvyčio auklėtinė Liublianoje 68-70 krito prieš slovėnus. Klaipėdos Neptūnas pratęsė sutartį su Deividu Gailiumi, kuris uostamiestyje lieka dar